Sveiki. Šiame video siužete norėčiau pademonstruoti, kaip pateikiamos užduotis plokščių detalėms pagaminti. Kadangi įmonė pats savo baldžius teikia gamybinės paslaugas, plokščių pjovimas, plokščių kraštinių laminavimas, skylių gręžimas, griovelių frezavimas bei prekiauja baldinėmis plokštėmis, jūs nesunkiai galite įgyvendinti savo projekto užmanymus, pasinaudodami mūsų paslaugomis. Taigi, kaip pateikti užduotis, jog sekantis procesai eitų sklandžiai. Pirmiausia, iš mūsų svetainės adresu www.baldžius.lt parsisiųskite užsakymo formą, kurią siūlome naudotis arba Microsoft Excel programa arba OpenOffice programa. Atsidarę užsakymo formą, rasite lentelę, kurią dabar galite matyti, ir aukščiau dešinėje prašomus pateikti jūsų duomenis. Šie duomenys bus naudojami sekančiuose procesuose. Užsakymo registre, apskaitoje, informuojant jūs apie užsakymo vertę arba užsakymo pagaminimo laiką, planuojant prekių pristatymą. Šiuo atveju užpildau duomenis. Enter. Čia prašoma yra adreso. Enter. Telefono numerio. Enter. Elektroninio pašto adreso. Enter. Užsakymo atsiėmimo vieta. Yra galimybė atsiimti užsakymą salone, Ulonų gatvė 3, Šiaurės miestelis, arba pasirinkimas gamyba Pramonės gatvė 141. Taip pat galime pristatyti adresu Vilniuje. Tokiu atveju nurodyti reikia pristatymo adresą. Štai ir viskas.